Ekonomika yra žmonių gyvenimai. Ir dėl to, ką aš matau čia kas 30 metų vyksta, žmonės žudėsi, karėsi ir taip toliau. Čia dėka teismų, antstolio ir visų kitų institucijų. Tai čia mano patirtis. Iš požiūrio irgi ir mano ir šeima, ir draugai, ir giminės irgi nuo teismų yra nukentėję ir pilna pažįstų draugų pažįstamų, kurie irgi papasakot galėtų iki ryto, kaip nukentėjom nuo šitos sistemos. Dabar aš vis dėlto priskiriu save prie jaunimo. Man 34 metai, esu 91 metų gimimo, nors jau žili plaukai atsiranda. Bet iš jaunimo pusės, kaip pritraukti jaunimą? Ko jaunimui reikia? Jaunimui reikia, ir jaunimas gyventi nori. Jaunimas nori uždirbti pinigų, jaunimas nori dirbti. Aš nekalbu apie tą jaunimą, kuris nenori dirbti, bet nori gyventi. Aš kalbu apie tos, kurie nori dirbti ir nori gyventi. Tokie buvo kaip aš. Aš nuo 18 metų pradėjau dirbti, aš pasakiau, kuo greičiau pradėti dirbti, kuo greičiau gauti algą, kuo greičiau uždirbti. Bet kiek dirbi, tiek žiūri, vis mažiau uždirbi, kainos kyla, mokesčiai didėja. Ir žiūri, kad tu kuo daugiau dirbi, tavo draugai giminės visi į užsienį išvažiuoja. Aš pats 5 metus Anglijai prabuvau. Bet prabuvau tik tam, kad pakeisti aplinką ir atpažinti kitą kraštą. Ir tada grįžau į Lietuvą ir pasakiau, aš daugiau gyvenime iš neišvažiuosiu, niekur kitur negyventi. Kadangi supratau, kad aš esu Lietuva ir mums reikia prikelti šitą kažkaip kraštą. Tai kas sunaikino Lietuvą? Dabar aš nekalbu apie politinės partijas, žmonės ar kažkokius konkrečiai. Tai yra, kas buvo padaryta. Tai yra žmonėm užgrūžintos, kaip aš sakau, smegenys. Istorija. Prieš 120 metų Centralinis bankas pasakė, ar ten kažkokie bankai, klausykit, mes mokėkit 5% GPM tam, kad mes galėtume išsimokėti savo algas. Valstiečiai pasakė, gerai, 5% nuo pajamų, tebūnė, jau išsimokėkite algas, jūs mums kelius ten tvarkykit, tieskit, statykit gamyklas, mes dirbsim, jums tos 5% mokėsim. Šiandien 2025 metai mes mokam, aš klausiau žinovų, 71%. Aš pats individualios veiklos savininkas, aš galiu pasakyti, virš 70% moku mokesčių. Tai yra savo pajamų, 70%. Aš atiduodu administratoriam. Administratoriai man sako, kad pinigų nėra. Ir nuo naujų metų kils mokesčiai. Mano požiūris toks, čia lygiai tas pats ir taryba, kaip su taryba turi būti griežčiau. Reiškia, taryba atsisėdo, išrinko naują valdžią į Seimą. Aš tą patį dariau, kada buvo dabar Seimo rinkimai. Išrinkam, aš praskaičiau visų partijų politinės programas, kurios įdomiai, kad faktiškai viena nuo kitą nesiskiria. Netgi mūsų partija Paleckininkai, kada kūrė irgi, faktiškai atitinka vienas su TS LKD. Bet aišku, faktas tas, kad praėjo 3 mėnesiai, pažiūrė, nei ta partija, nei viena partija nevykdo savo pažadų įsipareigojimų. Viskas, reiškia, 3 mėnesius tu nevykdai, nauji rinkimai turi būti inicijuojami. Ir jokių palauk negali būti. Čia, tai po 4 metų išsirinksit, ką jūs norit. Man toks pasakymas buvo, aš iš viso sakau, aš iškrysiu iš klumpito. Jaunimas nori gyventi, žiūri, dar 18 metų nesuėjo, jau žiūri, kur Anglijai būtų išsinuomoti. Man tai yra visiškas tautos genocidas. Ir taip, jaunimas yra ateitis. Bet tam, kad jaunimą pritraukti, reikia formuoti ekonomiką, reikia statyti gamyklas, gamybą, paslaugą, galbūt ne gamybą, paslaugas teikti kažkokias, turizmą pradėta kažką. Pilna verslo planų, kokius Lietuvoje galima įgyvendinti. Tačiau aš kiek žinau, per 30 metų finansų ministerijos verslo planas nė vienas nebuvo įvykdytas. Tai ką mes su tas finansų ministerija darom? Ar mums finansų ministeriją reikia likviduoti, ar mums reikia Seimą su visų juridiniu vienetu Lietuvos Respubliką likviduoti
ir atidaryti naują, tarkim, Lietuvos liaudės Respubliką. Viską likviduoti ir atidaryti naują. Nu tai kaip ir įmonė, nu tai jeigu įmonė padarė auditą, kaip sakant, įmonė prikrovė kelnes, aferistai, vagė ir taip toliau, nu tai kelia bankruoto bylą, praduoda prokuratūrai, o tas įmonės savininkas, kaip taisyklė, Lietuvoje atsidarys kitą UAB ir dirbs toliau. Tai mums lygiai taip pat, mums reikia žiūrėti, kad juridinis vienetas Lietuvos Respublika tai yra įmonė, kuri administruoja, kurios mes patikėjome administruoti. Tai nėra jokia šventa karvė, tai visiškai niekas. Atsiprašau, laikas, bandom apibendrinti. Tai va, problema yra tai, kad Lietuvoje ekonomika neegzistuoja. Ekonomika neegzistuoja. 85% Lietuvos biudžeto yra surenkiami iš mokesčių. Tai kas reiškia? Tai reiškia pašalpiniai. Tai jeigu mano pajamos 85% pajamų būtų iš pašalpos, tai aš pašalpins, nu tai asocialas. Tai visas Seimas pagal mane yra asocialai, kadangi jie verslo nedaro. Nu, tai švelniai reikia kalbėti, neišeidinėti žmonių, kad jie nedaro savo darbo. Tai čia jau supratom, bandom sprendimas, va, kaip išspręsti. Sprendimas turi būti griežtas, tai tik tais diktatūra. Kieno? Kaip suprasti? Oi, kokiu baisu. Tik tais diktatūra. Ir vat būtent tėvo pasiūlymai taryba, tai ir yra diktatūra. Tai mes išrenkam 12, tarkim, žmonių, kurie diktuos Seimui ir visom partijom sąlygas, kadangi jie bus skirti nuo tautos, tai yra aukščiausia valdžia. Tai čia tikslas. Čia po kol kas mums reikia apsivienyti ir bendrai eiti tą valdžią. Tai mes čia labai toli. Atsakomybė už neveiksnumą. Nu, yra taip įstatymų pagrįsta, bet vėlgi mes žinom, kad neteisinė valstybė, bet vėlgi reikia nepamiršti, kad atsakomybė tave žmogus išrinko, o irgi sako, oi, nu tai tu, mes tave išrinkom, tu nedirbi, nu tai mes skiriam tave rytoj naktį šieną ravėti. Tai palauk, tai jeigu mes tave išrinkom, mes savo laiką ant tavęs gaišam, tau kažkaip sugalvoti ar baudą, ar tas žmogus negali būti daugiau renkamas į tarybas, nu, ar juodą sąrašą, nu kažkaip. Atsiprašau, bet kad tą pasiekt, tai gaunasi einam į politiką su tokia programa, su tokiu tikslu, kad va, tą dalyką padaryti. Taip, tai čia kaip programos dalis. Čia net ne programa, čia yra ideologija, kad aš dėl ko aš kreipiuosi į esamus ir būsimus. Dėl to, kad tu eitum su ta mintim, kaip ir gerbiamui Valdai irgi iš pradžių priejau, sakau, a jeigu jums ginklas į galvą būtų remtas, ar jūs taip pat kalbėtų? Ta prasme, kad, nu, aš sakau, hipotetinis ginklas, kad jeigu tu prieš tautą atsistoji ir pamelavai, kad tu būtum politiškai nušautas. O kaip Nausėda atsistoja, pamelavo arba pasakė, karą galima pabaigti tik karu. Viskas. Tai veiksmai siekti, kad įsipareigojimas... Siekti įsipareigojančias atsakomybės. Tai yra, jeigu tu įsipareigojai, tai tu ir įsipareigojai prisimti atsakomybę. Taip, jeigu tu įsipareigojai būti vadovas šalies ir tu nuvedei šalį į karą, marą arba badą, tu esi pilnai už tai atsakingas. Ne Putinas, ne Batka, ne dar kažkas. Tu esi Lietuvos vadovas, išrinktas ar dar kažkas. Tu esi atsakingas. Ir tu atsakai, nu, dėl to, ar gyvybę turi atsakyti, ar politinę karjerą, dėl to irgi reikia debatus manuvesti, bet atsakomybė turi būti. O ne tai, kad, ai, nu tai nepatikai, tai mes tave tiesiog išleidžiam. Ačiū tada jums. Ačiū, gal klausimukas turi? Tai čia norit paklausti, taip? Aš noriu nepaklausti, aš noriu, kai vaikinas baigs kalbėti, kaip vieną padaryti pasiūlymą, kur galima būtų eiti ir kaip. Tai į kalbą galime jūs registruoti. Gal registruokite į kalbą. Taip. Gerai, tada.